Labas rytas. Labai malonu visus matyti. Džiugu, kad ir vėl esu čia pakviestas. Matau, dalyvių gausėja. Dabar pasakysiu labai tokį nepopuliarų dalyką, nes vyrauja, atleiskit, moteriška auditorija. O pasakysiu nepopuliarų dalyką, todėl kad mes net ir po mano pranešimo busim pasenę 30 minučių. Nu, ką darysi? Yra pastovių dalykų ir yra nepastovių, kaip kad, pavyzdžiui, profesija. Vat teko pakeisti savo darbo vietą, dabar esu Eglės sanatorijos medicinos vadovas, bet dar ta neuromokslų instituto, neurochirurgo ir visą tą, žinot, šleifas eina iš paskos ir vis dar norisi kalbėti apie tos dalykus. Ir be to, iš tiesų laikau, kad nauja mano veikla niekiek neprieštarauja mano vertybėm. Kaip aš sakau, 30 metų gydžiau ligas, dabar 30 metų ketinu padėti žmonėms išsaugoti sveikatą, kuri jiems yra likusi. Kaip ten bebūtų, temos, kaip matot, visuomenė sensta, jūs esate tai girdėję, nors tas senėjimo fenomenas sulėtėjo, anksčiau prognozuota buvo gal daugiau, nes tie demografiniai ir geopolitiniai pokyčiai lemia, bet vis dėlto pagrindinė tema tai bus, kaip išsaugoti mūsų nervų sistemą, mūsų smegenis sveiką, kad mes galėtume pasidžiaugti tais ilgais gyvenimo metais. Tai čia yra tokia Eurostato prognozė apie tai, kaip atrodys demografinė sudėtis, ne po 100 metų, bet 2100-aisiais. Nebrūkšniuota spalvota zona yra taip, kaip yra dabar. Čia jūs matot amžius, taigi čia yra darbingo amžiaus žmonių skaičius, žemiau šitos punktyrinės linijos vaikų amžius, o čia 65 ir plus. Tai kas vyks laikui bėgant? Kaip matot, darbingo amžiaus žmonių, manoma, dalis mažės, nes šita brūkšniuota dalis čia vyrų, čia moterų. Bet didės proporcingai vyresnio amžiaus žmonių, tiek vyrų, tiek moterų. Ir moterų net 100 metų amžiaus, pažiūrėkit, kaip prognozuojama, kad padidės. Kodėl tai sakau? Todėl, kad daugėjant vyresnio amžiaus žmonių ir proporcijų prasme ir absoliučiais skaičiais pasidarys aktualesni tam tikri dalykai, kurie anksčiau žmonėje buvo neaktualūs. Atsirado ligų, nervų sistemos ypač, kurių anksčiau žmonėje net nežinojo, arba jos nevyravo ir nebuvo tokios aktualios, kaip minėjau. Kalbant apie gyventojų skaičių, tai matot, Lietuva, jeigu žiūrit, ir Latvija, esam tokios šalys, kurios prognozuojama, kad prarasim apie 1/3 savo gyventojų. Kodėl tai yra svarbu? Visuomenės senėjimo tendencijos mums galios, o išvažiuos iš šalies, tai tikrai ne tie 65 plus. Dažniausiai išvažiuos darbingo amžiaus žmonės. Todėl mūsų tas 65 plus ir darbingo amžiaus žmonių santykis tikrai negerės. Ir jeigu kalbėti apie Eurostato prognozę, tai matot 20 metais. Čia reikėtų, pagrindinė žinutė šitos skaidrės yra plotas po tom kreivėm. Čia yra jauno, reiškia, amžiaus arba, tarkim, darbingo amžiaus, o čia yra 65 plus. Tai tas plotas po viena ir kita kreivė. Kaip matot, vienam vyresnio amžiaus žmogui dabar tenka maždaug 2 darbingo amžiaus žmonės, bet laikui bėgant tai suvienodės arba tas santykis taps 2:1. Kitaip sakant, mes čia sėdintys turėsim išlaikyti vis daugiau ir daugiau vyresnio amžiaus žmonių. Kita vertus, keisis ir tam tikri ekonominiai dalykai. Atsiras paklausa prekių, paslaugų, kurių dabar nėra, arba ta poreikis jos nėra didelis. Vyresnio amžiaus žmonės kitaip vartoja, kitaip žiūri, kitokius dalykus naudoja. Ir kalbant apie Lietuvos prognozę, tikėkime, kad jinai taip pažodžiui nepasitvirtins, bet matot, čia yra vaikų amžiaus gyventojų skaičius mažės, o 65 ilgainiui Lietuvoje sudarys daugiau kaip 1/3 gyventojų. Taigi iškyla klausimas. Tai ką čia mums dabar padarius, nes juk neišvengsim tų tendencijų, kad galėtume turėti gyvenime daugiau sveiko gyvenimo metų.
Juk dažnas turi ne šiaip tikslą 90 metų gyventi ar 100 metų. Jis nori būti kuo daugiau metų sveikas, be ligų. Bet Pasaulinė sveikatos organizacija sako, kad 60 metų amžiaus žmonių tarpe iš 1943 turi bent vieną ligą. Tai ten toks nuošimtis mažas sveikų. Tai iškyla toks aktualumas. Ir net valstybės galima lyginti pagal vadinamą aktyvaus senėjimo indeksą, kai yra skaičiuojama, kiek visuomenėje yra sveikų žmonių, 65+, kiek iš jų yra nepriklausomi įvairia prasme, tiek socialinė, tiek ekonominė, kiek jie aktyvūs ekonomiškai, ar jie dirba, ar jie kuria savo verslą, ar jie kažkaip generuoja kažkokias pajamas save išlaikyti. Žinot, kalbant apie longevity arba ilgamžiškumo problemą, tai dabar daugėja publikacijų ilgamžiškumo rizikos. Jūs galite įsivesti internete ir paieškoti longevity risks. Rizikos. Kokia viena iš tų rizikų yra? Rizika, kad mes dažniausiai nepaskaičiuojam, kiek mums reikės pajamų, santaupų, kitų resursų, tos pačios sveikatos, kad mes galėtume nebūti našta. Žmogus taip daugiausia mato užuolaidą užtrauktą 65 pensiją, o po to ten kažkaip. Bet jeigu tu dar ten gyvensi 30 metų, o tavo santaupos pasibaigs po 5, ir taigi va tokios yra rizikos. Tai valstybės yra lyginamos pagal senėjimo indeksą ir dar yra tokie su mūsų asmenybės, su mumis pačiais susiję dalykai, kaip vadinamieji bendrieji atsparumo resursai. Ir čia jau yra nuo mūsų tokios, žinot, vidinės darnos priklausantys dalykai. Vidinė darna tai kiek aš matau savo vidinius procesus ir išorinius procesus, kiek aš juos valdau, kiek mano veikla yra prasminga, pirmiausia mano akise, o ir kitų akise. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, žinoma, turim tam tikras fizinės savybės, bet yra ir, kaip matot, asmeninės nuostatos. Na, intelektas įvairių autorių nuomonė yra įgimtas iki 80%, taip kad mūsų gerbiami mokytojai turi darbo tik su 20%, ką jie gali pagerinti mumise, tačiau kaip ten bebūtų ir streso įveikimo strategijos, tai yra asmeniniai dalykai. Dažnai mes net nesusimastom, aš net galėčiau jų pasakyti drąsiai, kad visi čia esantys mirsim, nes norim mirti. Drąsiai galiu pasakyti. Iš verslo kalbos paėmus, tai žinot, yra kontrolinis akcijų paketas. Žinot, kas valdo įmonę. Kas valdo įmonę? Kas turi 51 ir daugiau akcijų. Jis sprendžia, uždarysim įmonę, keisim veiklą ir taip toliau. Tai Pasaulinė sveikatos organizacija sako, kad 51% ir daugiau pagrindinių žmoniją pjaunančių ligų priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. Išvertus, kas yra gyvenimo būdas, tai yra 100% mūsų įpročių. O kas renkasi mūsų įpročius? Mes patys, štai ir įrodyta teorema. Mes pasirenkam įpročius, gyvenimo būdą ir valdom bendrovę, kuri vadinasi mūsų sveikata. Ir nusprendžiam ją uždaryti. Kaip ten bebūtų. Eikim jau prie sveikų smegenų dietos ir iš karto galiu nuliūdinti tuos, kurie dabar galvoja, kad aš kaip dietologas pradėsiu pasakot, ką reikia suvalgyti, kiek suvalgyti ir taip toliau. Atkreipiau dėmesį, kad mes, jeigu kalbam dietą, tai visi supranta, kad tai yra dieta kūnui. Na, mes norim geriau atrodyti, turit kažkokį tai svorį, kūno masės indeksą, norim patikti savo, ypač vasarą pliaže ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi galvojam apie dietas, mitybas ir panašiai. Bet kaip dažnai mes susimastom, kad mūsų nervų sistema yra netgi gal pagrindinis, kaip neurochirurgas ir neuromokslininkas, mano tai supratimu, pagrindinė mūsų sistema kūne. Ir retai pamastom apie tai, o tai kasgi vis dėlto sveikas smegenims, arba kitaip sakant, kaip išsaugoti smegenis. Jeigu jūs eitumėt į, pavyzdžiui, Amerikos insulto asociacijos puslapį, jūs ten rasite daug patarimų ir net 15 pagrindinių produktų, kurie gali išsaugoti ir jūsų smegenų sveikatą, arba kitaip sakant, mažinti insulto riziką. Ir labai atsargiai visada, bet dabar matau daug šviesių, protingų veidų, tai pasakysiu, kad tarp tų 15, iš 1000 įmanomų produktų, mokslininkai išrinko 15, įsivaizduojat, top 15. Tai tam 15 yra taurė raudono vyno. Bet kodėl sakau visą laiką atsargiai ir žiūrėdamas su kuo kalbu,
Todėl, kad tik pasakyk tolam lietuviui, kad taurė raudono vyno yra sveikas smegenim, tai, o, šeštadienis, o aš visą savaitę negeriau vyno, tai man priklauso butelis šiandien. Tai būkime atsargus ir, kaip sakė kolega, visur reikia saiko. Tai aš kalbėsiu ne tiek apie maistą, nors ten, kaip jau ir minėjau, yra išvardinta mažinti raudonos mėsos, kartų per savaitę, kiek valgo, didinti žuvies skaičių, riešutai, žalios spalvos daržovės, mažiau ne alyvuogių aliejaus, ten riboti sviesto, ten ir taip toliau, taip toliau. Bet šios dienos mano tema tai vis dėlto yra tokia, kaip čia pasakyti, patiekalas, susidedantis iš 7 dalykų. Aš nenoriu ir negaliu keisti šito skaidrės į lietuvių kalbą, dėl to, kad tai yra kaip ir autorinis dalykas, yra toks neuroliderystės institutas ir jie savo laiku subūrė mokslininkus, kurie prieš kokį 5-7 metų užbaigė savo tyrimą ir literatūros duomenimis metaanalizę padarė, rinko veiksnius, pavadino juos patiekalais, bet va, tokiam lėkštėje tokioje, kurie statistiškai patikimai įrodyti, kad veikia mūsų pažintinės funkcijas. Kitaip sakant, pažintinės funkcijos, kaip suprantate, tai yra mūsų nervų sistemos gebėjimas priimti informaciją, ją išsaugoti, ją atgaminti, ją kūrybiškai naudotis ir pačiai kurti informaciją. Tai aukštosios pažintinės funkcijos ir reikim jau prie patiekalų. Pirmas patiekalas, kuris mums visiems pažįstamas. Jeigu dabar paklausčiau, kad pakelkite rankas, kas iš jūsų miegate pakankamai, ar būtų tokių rankų? O! Kaip jūs gerai apie save galvojat? Na, aišku, jūs turite tą tokį vidinį pojūtį ir be abejo žmogus gali šiek tiek suvokti, ar jisai išsimiegojęs ar ne. Trumpai tariant, aš pasakysiu, kad mes miegam dėl 2 pagrindinių priežasčių. Viena priežastis tai yra tam tikras biocheminis mechanizmas, ten adenozinas daugiausiai lemia, kadangi kol mes būdraujam, ši medžiaga kaupiasi nervų sistemoje ir sąveikaudama su, sinapsiniuose plyšiuose konkrečiai, sąveikaudama su tam tikrais receptoriais, verčia mūsų pajusti, kad metas išsijungti nervų sistemai ir pailsėti. Kitas mechanizmas, dėl kurio mes miegam, tai yra suprachiazmatinis branduolys, vadinamas, susijęs su cirkadiniais ciklais, dienos ritmu, šviesa, tamsa ir mūsų tam tikrais biologiniais ritmais. Bet miegas yra būtinas ir mūsų kūnui. Pagrindinė žinutė tai tikriausiai ne naujiena, kad miego metu atsistato mūsų cheminiai ir fiziologiniai procesai. Pagrindinis dalykas – homeostazė. Žinot, homeostazė tai yra mūsų daugybės biocheminių procesų ir mikroelementų ir imuninės sistemos dedamųjų dalių balansas. Jis, dėl ką mūsų dėja nesveiko gyvenimo būdo, išsibalansuoja dienos metu ir reikia, kad jis atsistatytų. Bet tam reikia, kad būtų tam tikra nervų sistemos būsena. Tai kūnui, aišku, dar ir jūs žinot, kad jeigu norit, kad jūsų vaikas augtų ir užaugtų didelis, gražus, kaip ąžuolas ar liepa, tai reikia, kad būtų ir augimo hormonai ir taip toliau. Tai šitie dalykai išsiskiria būtent miego metu, tai labai įtakoja, ypač vaikystėje. Ir nekalbant apie raumenų ir nervų jungtis ir visus kitus dalykus, kai atsipalaiduoja mūsų ir judamasis atramos aparatas, ir raumenynas, ir širdies veikla pasikeičia, ir pulsas, ir temperatūros reguliavimas, kūnui būtina pamiegoti. Bet ne tik kūnui. Kartais būtų sveika štai taip numigti, kaip šitoj nuotraukoje, dar ir dėl to, kad mūsų nervų sistema be miego negali. Mes nesam delfinai, kur tam tikra rūšis delfinų, pavyzdžiui, jų vienas pusrutulis miega, kitas yra aktyvus, būdroja. Todėl delfinai, būdami žinduolės, niekada nenuskęs, nes jie pakaitomis, reiškia, jų pustataliai veikia. Ir kyla mintis, tai kaip čia gali būti, jeigu yra kažkokia medžiaga reguliuojanti mūsų miego poreikį kraujyje, tai kaip delfinas tada galėtų reguliuoti. Ir juk kraujų maitiname abi pusrutuliai vienu metu. Ir buvo prieita išvada ir įrodyta, kad iš tikrųjų
yra mūsų nervų sistemoje medžiagos, kaip minėjau, štai adenozinas, pavyzdžiui, kurios nulėmė, kad mums kumuliuojasi arba kaupiasi miego poreikis. Tai mačiau, kavą gėrė labai daug iš mūsų, aš irgi. Ką mes darom su kofeinu? Mes su kofeinu blokuojam tam tikrus sinapsių receptorius, kurie konkuruoja su adenozinu. Reiškia, mums tam tikrų momentų praeina mieguistumas, nes adenozino poveikis, negali pasijusti. Bet kol kofeinas veikia, o jisai beje veikia gana ilgai, ten pusperiodis turbūt 5-6 valandos, bet adenozino kaupiasi nervų sistemoje. Ir kai kofeino poveikis baigsis, tai mes galim užmigti, vairuodami, sėdėdami, Kęstučio klausydami ir taip toliau, neaišku, kada ten pramuš. Tai protui reikia, dar čia, žinot, negaliu labai dėl laiko stokos įsiplėsti į miego fazių aiškinimą, bet jūs tikriausiai girdėjote REM fazę, ne REM fazę, Rapid Eye Movement, tai REM fazė sudaro 25% mūsų miegojimo laiko, bet yra pastebėta, kad šita fazė dalyvauja irgi ilgalaikės atminties stiprinimo procesuose. Bet ką daro šiuolaikinis civilizuotas žmogus? Kadangi dirbam daug, iš darbo grįžtam vėlai, tai miegoti einam vėliau. 12, ten pusė pirmos, daug kas įpratęs eit miegoti, taigi nukerpam būtent REM fazės, reiškia miego, todėl kad jos ryte yra daugiau. Ta prasme, kas pusantros valandos keičiasi šitos fazės, teisingiau pamelavau, ne kas pusantros valandos, o reciklas. Ne REM miego fazė, REM miego fazė ir vėl ne REM miego fazė. Taigi šitie 3 žingsniai per pusantros valandos. Tai kai mes paslenkam savo miego laiką ir nukerpam jį iš ryto, nes keltis į darbą vis tiek reikia iš ryto, tai mes nukerpam labai svarbius biologinius dalykus. Ir jie niekaip nekompensuojami ir mes dėl to turim didelių problemų. Tai protui REM fazėje tai yra aktyvios smegenys įkalintos negyvam kūne. Arba nejudriam kūne, pavadinčiau tiksliau. Ką reiškia? Tik kvėpavimo raumenys ir akių raumenys veikia, todėl akys žmogaus bėgioja, sapnuojami sapnai. Ir šiaip jau nustatyta, kad mūsų smegenys toj fazėje eikvoja deguonies daugiau, negu sprendžiant sudėtingus matematikos uždavinius. Taigi yra tam tikri informacijos apdorojimo, reiškia, procesai, o ne REM fazė tai sudaro 75% miego laiko, o ten jau yra priešingas dalykas. Kūnas, mes galim vartytis lovoje ir taip toliau, bet smegenys veikia tokia tuščia eiga. Jų biologinis aktyvumas ženkliai sumažėja ir smegenys tuo metu atkuria savo energiją. Glikogenas yra ne tik raumenyse ir kepenyse, bet jo yra ir smegenyse. Ir jo kiekis reikalingas, kad greitai smegenys pamaitinti, kai jūs intensyviai protiškai dirbat. Tai jo kiekis atsistato būtent miego metu. Kitaip sakant, miegas svarbus ir mūsų darbingumui, kad nebūtų štai taip, jei einat į kabinetą randat bendradarbį. Ir beje, ir dabar, dėl ko kalbėjau apie senstančią visuomenę, demencijos, viena iš jų rūšių yra Alzheimerio liga, kurios procentualiai dabar labai daugėja, dėl to, kad žmonės gyvena ilgiau, pasirodo su miegu taip pat yra susiję, abipusiai. Buvo iškilęs klausimas, nes buvo pastebėta, kad sutrinka miegas sergantiems Alzheimeriu. Tai ar Alzheimeris kaltas dėl to, kad žmogus pradėjo blogiau miegoti, ar priešingai. Pastovus neišsimiegojimas yra Alzheimerio rizika. Abu teiginiai yra teisūs. Pasirodo, vėlgi čia nėra laiko daug pasakoti apie tuos patologinius procesus, bet miego metu mūsų smegenys dar ir išsivalo. Jūs girdėjot, kad yra kūne limfa. Atvažiuosit į Eglės sanatoriją, mes jums paskirsim limfodrenažinės procedūras. Bet limfos atitikmos nervų sistemoje yra glimfa. Yra tarp mūsų pagrindinių nervinių elementų glijos ląstelės, o jos yra apsuptos dar tam tikros ekstraląstelinės terpės. Ir ta glimfa yra toks, būdas smegenim išsivalyti nuo metabolitų. Ir nuo tokių dalykų kaip beta amiloidai, tau baltymas, kurie nulėmė, kad mes sergam Alzheimerio liga. Taigi, kai mes miegam, pasirodo, ląstelių tūris, nervinių ląstelių, sumažėja iki 60%. Tada tas valymasis palengvėja. Jeigu mes nemiegam, įsivaizduokit didžiulį miestą, kuris yra mūsų nervų sistema, ten siauros gatvelės, pilnos didžiulių pastatų, neuronų ir jų jungčių. Tai jeigu nepasitrauks tie pastatai, gatvelės siauros, smegenys neišsivalys.
Kitaip tariant, tai tas baltymas plokštelės susidaro dėl to, kad smegenys nesivalo. Taigi būtų lyg ir teiginys, kad jeigu nemiegi, tavo demencijos rizika didėja. Bet priešingai irgi galioja, kad jeigu jau tu susirgai, tai tam tikrose smegenų struktūrose neišsivalo. Taigi, kūnui, protui, darbingumui, demencijos profilaktikai. Tai pirmas patiekalas, kuris vadinasi miegas. Gali kilti klausimų, kiek reikia miegoti. Vidutiniškai 7-7,5, yra žmonių, kuriems užtenka ir 5 ir 6 valandų, bet yra žmonių, kuriems reikia ir 8 ir 8,5 valandų. Taip, kad kiekvienas turi pajusti individualiai. Fizinis aktyvumas. Na, čia jau paprasčiau. Tai yra susiję ir su mūsų nuotaika, ir su neurohumoraliniu reguliavimu, ir su tos pačios limfinės sistemos veikla, su mūsų organizmo tokiais makroprocesais, bet ir su mikroprocesais. Fizinis aktyvumas paleidžia tam tikrą ląstelinių, subląstelinių procesų kaskadą, išsiskiria tam tikros medžiagos kaip neurotrofinės medžiagos ir stiprėja mūsų ne tik jungčių susidarimas, bet jau ir sudarytų jungčių atsparumas pažeidimui taip pat keičiasi. Judėjimas, žinoma, pozityviai, teigiamai įtakoja ir mūsų mokymosi ir atminties mechanizmus. Kaip minėjau, ir neurotrofinis faktorius išsiskiria, ir mūsų neurogenezės procesai, ir mūsų metabolizmas keičiasi teigiamai. Ir ne vien tik tais per pagerėjusią kraujotaką, dėl to, kad mūsų raumenynas juda, perskirsto kraujotaką, bet ir dėl genetinių, net ir tam tikrų genų ekspresija pasikeičia dėka fizinio aktyvumo. Tai kartais žmonės klausia, tai kada, ar man jau ne per vėlų pradėti judėti. Tai aš visada atsakau, žinokit, niekada ne per anksti ir niekada ne per vėlų pasirūpinti savo smegenimis. Tai kiek jums metų bebūtų, pradėkit judėti. Žinoma, visa tai, ką aš kalbu, tinka tik tam tikro tipo žmonėms, kurie naudojasi smegenimis pagal paskirtį. Jeigu žmonės nenaudoja smegenų pagal paskirtį, gal jiems tai neaktualu. Tai kaip ir raumenynas, jeigu jūs jo nenaudosit, tai žinot, kas įvyks laikui bėgant, tai ir mūsų nervų sistema, ją vis dėlto reikia naudoti pagal paskirtį. Tai trečias patiekalas, duokit smegenim darbo. Stumkit save iš komforto zonos, verskit, kurkit situacijas, aplinkybės. Jeigu patys nesukuriat, tai kai jūsų paklausia, tu gali, sakykit galiu, nors dar net neįsivaizduojat, kaip padarysit. Grįžit namo ir per naktį skaitysit, galvosit, kad ką padaryti, ir jau jūsų smegenys bus priverstos dirbti. Sukauptas dėmesys, ta mūsų psichinė energija. Dėmesys, šiaip trumpai tariant, tai yra ta informacijos dalis, kurią jūsų smegenys apdoroja dabar. Tai yra labai svarbus procesas, viena iš išlikimo strategijų, kurią nervų sistema per milijonus metų susikūrė, nes informacijos yra per daug, su visa informacija dirbti negali. Taigi sukauptas dėmesys labai nulemia ir mūsų trumpalaikės atminties procesus, ir informacijos patekimą į ilgalaikę atmintį. Ir beje įtakoja mūsų gebėjimą kontroliuoti impulsus, kas yra taip pat svarbu. Mūsų sprendimo priėmimas taip pat labai priklauso nuo to, į ką mūsų dėmesys yra sukoncentruotas. Jūs galite sukoncentruoti savo dėmesį į skaudamą ten kūno vietą ir po to galvoti, tai pirkt ar nepirkt, skirtis ar nesiskirt, važiuot ar nevažiuot, stot ar nestot. Ir jūs pamatysit, kad jūsų sprendimai ilgainiui jūsų netenkins. Pasirodo, labai svarbu yra tas neurosiuntiklių balansas ir kur yra mūsų dėmesys tuo metu, jeigu mes norim priimti ne gerus, ne gudrius, o išmintingus sprendimus, nulemenčius mūsų gyvenimą. Taigi, kaip ir visa ką, kūne reikia naudoti ir lavinti. Ir būdų tam yra begalės. Reikia tiesiog savo priminti. Ar aš šiandien jau valgiau trečią patiekalą, pirmi du, ar miegojau, ar judėjau, trečias, ar daviau smegenim darbo šiandien. Taigi, naudoti ir lavinti ir galima įvairiausiais būdais. Ir žaidybiniais, ir nežaidybiniais. Toks, čia žinot, dar terminas smalsumas. Gamta mums davė smalsumą, mūsų smegenys natūraliai yra smalsios. Ir tai ypač yra ryšku paauglystėje, tačiau ir seniorų amžiuje reikia sugebėti išlikti smalsiam.
Kitaip sakant, reikėtų kartais perkelti tą savo dėmesį nuo savo vidinių dalykų, nuo savo svarbos gyvenime. Ir dar perėsiu prie socialinio tokio mūsų socialumo poreikio. Bet smalsumas yra kažkodėl prarandamas. Ir aš labai pastebiu tarp savo pacientų ir dabar sanatorijoje žmonių tarp, jeigu ten, žinot, seniorų amžiaus, jam kažkodėl dažnam jau niekas neįdomu. Ir čia yra gilūs psichologiniai dalykai, motyvacijos nebuvimas, prasmės nebuvimas ir taip toliau. Tačiau neužmirškim, kad jeigu duosim smegenims darbo, tai jos atkurs tą mūsų gebėjimą smalsiai žiūrėti į pasaulį. Kaip sakė vienas reabilitologijos profesorius, aš taip mėgstu vienatvę, man taip patinka būti vienam, kad nekantrauju kam nors apie tai papasakoti. Mes esam socialinės būtybės ir čia niekam nenaujiena ir čia prieš tai būsiam pranešime buvo paminėta, kaip veikia mūsų, tarkim, bendravimas kaip konflikto prasme, bet tas bendravimas mums yra biologiškai būtinas. Todėl, kad gamta milijonus metų kūrė mumise, mūsų nervų sistemoje gebėjimą būti, gyventi, egzistuoti kartu su panašiais į mus. Ir atskirimas nuo panašių į mus mums yra prilyginamas nervų sistemoje ir 21 amžiaus pradžioje mirties nuosprendžiui. Todėl, pavyzdžiui, viešo kalbėjimo baimė yra tokia pati stipri kaip mirties baimė kai kuriems žmonėms, nepratusiems. Ir tai yra aiškino tuo, kad kai tu išeini prieš didelę žmonių auditoriją, o kartais ir prieš 3, nesvarbu, ir tu labai pradedi jaudintis, nes tu nežinai, kaip tave priims. Gal tave atstums. Tu negali prognozuoti, kaip pasiseks. Ir tai yra kelia didžiulį stresą. Kodėl? Todėl, kad kai gyvenom upių bendruomenių laikais, prieš istoriniais laikais, būti išvarytam iš savo genties prilygo mirties nuosprendžiui, nes vienas prieš laukinę gamtą, tu bejėgis, tu pasmerktas, jau nekalbu apie tavo palikuonis, taip toliau. Tai ir dabar mes jaučiam tą tokį jaudulį, bet iš kitos pusės didžiulį neįveikimą poreikį bendrauti. Nes tai vėlgi susijęs su procesais. Smegenys sukūrė mechanizmus padedančius atpažinti veidus, padedančius atpažinti žmogaus emocijas. Ir kodėl, pavyzdžiui, COVID periodas parodė, kiek žmonės patyrė psichologinių problemų vien dėl vienos paprastos priežasties. Jie neteko gyvo bendravimo. Taip, išvystėm platformas, nuotolinis darbas, nuotolinis bendravimas, bet mes prarandam daugybę, mūsų nervų sistema praranda daugybę informacijos, kurią gauna gyvai bendraudama. Ir mes tą poreikį tiesiog fiziškai ir psichologiškai po to jaučiam. Tai, aišku, įtakoja ir mūsų pažinimą, nes mes keičiamės ne tik informaciją, emociją, žmogišką šilumą, tam tikrais resursais mes keičiamės. Tai įtakoja mūsų emocijas. Mes, ypač mūsų vaikai, mokosi elgesio. Kartais manęs klausia, nuo kada yra sveika arba galima duoti augančiam vaikui telefoną, kompiuterį, kada jau nepakenks. Atsakymas labai paprastas. Tik tada, kai suformuosim jam socialinės ir emocinės kompetencijas. O tai dažniausiai tikrai ne anksčiau kaip 2 metai, tai iš vis drausčiau iki 2 metų. Nuo 2 iki 4 metų tos kompetencijos iš esmės formuojasi, taip kad labai dozuotai reikėtų. Ir tik po 4 metų jau galima, kaip sakant, mesgi neišvengsim. Jie gaudosi tose technologijose greičiau negu mes. Čia nereikia to ignoruoti, bet jeigu kalbėti apie mūsų tą socialinę pusę ir sveikus smegenis, tai reikėtų to neužmiršti. Ir aišku, mums visiems reikia palaikymo. Bet ar mes sugebam suteikti kitiems palaikymą? Ir ne tada, kai mums patogu ar turim laiko, o tada, kai kitiems to reikia. Ir šitą savybę mes turim išmokti, jinai atsiranda bendravimo būdu ir niekaip kitaip. Gebėjimas palaikyti kitus. Pasirodo, šita asmens savybė stiprina jo paties atsparumą stresui. Ir aišku, jeigu mes netenkam to bendravimo, mes to labai bijom. Ir būtent seniorų amžiuje viena iš pagrindinių problemų yra vienatvė. Kodėl? Todėl, kad žmonės pagalvojo, kad savo socialiniais ryšiais pasirūpins išėję į pensiją. Socialinius ryšius reikia kurti dabar, gerbėmieji, nes kai mes išeisim į pensiją, jūs išeisit į pensiją, daug kas iš mūsų jau ir iškeliaus ir išmirs. Ir žmonės tie, kurie lyg ir darė viską, kad ilgai gyventų, pajunta labai skaudų tokį momentą,
nėra su kuo bendrauti, vienmečių vis mažėja ir taip toliau. O tokiam amžiui susirasti naujų socialinių ryšių yra sudėtinga. Taigi neužmirškim, kad senstam iš esmės biologiškai jau nuo 30, o savo sveikata ir savo socialiniais ryšiais reikia šiandien. Taigi, žaidimai irgi vienas iš patiekalų. Žaidimai. Kada paskutinį kartą žaidėt? Vakar kažkas žaidė. Bet rankų labai taip nematau, kad jau kas nors daug žaidžia. Neužmirškim, kad tai labai įtakoja ne tik tais mūsų gebėjimą vystytis kaip socialiniam būtybėm, mūsų pažintinės funkcijas, bet tai įtakoja ir mūsų emocinę tokią bazę, mūsų emocinį intelektą. Žinoma, žaidimas žaidimui nelygu. Jeigu žaidimo metu vyrauja tokia konkurencija, kad tai skatina tik negatyvės, emocijas, pyktį ir taip toliau, atsiras žmonių, kurie su jumis žaisti nenorės. Čia kalbam apie džiaugsmą, kurį suteikia būtent žaidimai ir tas toksai mokymasis iš kitų ir iš savęs žaidimo metu. Dar vienas svarbus patiekalas - prastova. Tai yra smegenų darbas būdraujant tuščia eiga. Atsimenat vaikystėje. Kai jūs bėgdavote į kiemą, mama klausė, kur eini? Į lauką. Kas čia per atsakymas? Tai koks tikslas, ką tu darysi, kada grįžti, taip toliau. Bet tai būdavo būtent toks požiūris į gyvenimą. Išeini, ką parodys, tą ir veiksi. Aš neturiu iš jokio iš ankstinio tokio, kaip pasakyti, ketinimo, ką daryti. Tai pasirodo, nervų sistemai labai reikia tokių momentų, kad mes leistume savo. Be jokio reikalo, be jokio ketinimo. Tiesiog pabūti, nesvarbu kokioje aplinkoje, ar su žmonėmis, ar be plano, be išankstinių ketinimų. Ir tai labai veikia mūsų smegenų kūrybiškumą, integracijos procesus ir svarbiausios ir geriausios įžvalgos tais momentais ateis. Na ir dar vienas patiekalas, pabaigai dėmesingas įsisąmonimas, visi žinote terminą mindfulness, tačiau čia yra ir refleksija, ir savirefleksija, ir relaksacija. Ir tas gebėjimas dėmesį sukaupti į čia ir dabar, vėlgi neturėti kažkokių vertinimų tos situacijos, o tiesiog prieimimą jos tokios kaip yra ir įvairūs atsipalaidavimo būdai ir netgi meditacija yra įrodyta, kad tai yra būtini elementai, jeigu mes norim ilgai džiaugtis sveika nervų sistema. Bet taip pat žinau, kad patarimai nepadeda. Teks jums patiems atsakyti klausimą, kas jūs tokie, ką jūs čia veikiat, ko jūs iš gyvenimo norite ir tik tada ateis atsakymas, kaip visą tai gauti. O jeigu neturit atsakymų, galite atvažiuoti į Eglės sanatoriją ir mes jums padėsim. Dėkui, Kęstuti, už nuotaikingą pranešimą ir aš jūs lygiai taip pat dar pakviesiu pabūti scenoje, pasikalbėti ir atsakyti į klausimus, kurių irgi yra gausu. Tai pradedam. Jei išgėrus kavos suima miegas, ar tai ženklas, kad man kažkas negerai? Tai ženklas, kad jūsų nervų sistemoje adenozino yra per daug ir jūs neleidot jo, kaip sakyti, panaikinti arba reabsorpcijos jo įgyvendinti. Tai kava čia nekalta. Ar kokybiškam miegui svarbu veikla prieš miegą ir iškart atsikėlus? Čia gal apie ritualus galėtų būti kalba, net nežinau. Pasakysiu taip, yra tokia hipotezė, kad nervų sistema daugiausia dirba miego metu su informacija, kurią jūs jai davėte per paskutinės 45 minutės prieš miegą. Tai galvokit, kokią knygą skaitot, kokį filmą žiūrit, su kuo ir apie ką kalbat, kokiu ritualu užsiimat. Ir mažiausiai turbūt reikėtų žiūrėti į ekraną. Mažiausiai. Melatonino vartojimas sunkiam užmigimui. Kiek ilgai galima naudoti ir kaip jis veikia? Netikiu aš jo poveikiu šitų preparatų, nepykite, jeigu čia kas farmacijos kompanijas atstovaujate. Aš kalbėjau apie du mechanizmus. Melatoninas nervų sistemai tiesiog praneša, kad metas miegoti, bet jis neįtakoja jūsų gebėjimą užmigti. Tai yra tik informacija, metas miegoti. Čia galės galbūt ir gydytojas psichiatras šiek tiek pakomentuoti, ar ne? Kad neužsižaisti su tam tikrais preparatais, bet jeigu iš tikrųjų yra problemos ir miego sutrikimai, tai rimtai gydyti.
Gerai, kokiomis valandomis geriausiai miegoti, gydytojau, pasakykit. Klausimas labai rimtas ir svarbus ir tikrai negalvokite, kad jūs galite ten, sakykime, nuo 16 iki 22 valandos pamiegoti ir kompensuoti tą fiziologišką poreikį. Tai miegoti, žinoma, tas skaičius. Iš vis gyvenimas gali būti suskirstytas į auksinės, taip sakant, 8 valandas. 8 valandos darbui, 8 valandos bendravimui ir šeimai arba laisvalaikiui ir 8 valandos miegui. Bet jas būtina patalpinti mūsų platumose gyvenančiam žmogui maždaug nuo 22 valandos iki 6 ryto. Jeigu jūs perslinksite į vieną ar kitą pusę, tai nebus sveika mūsų platumų žmogui. Jūsų rekomendacija žmogui, skliausteliuose 40 metų, kiek patartina miegoti ir kiek mažiausiai valandų reikėtų tą daryti. Ačiū. Kaip sakiau, individualu, vidurkis 7 valandos, bet neužmirškit popiečio snustelėjimo. Maždaug nuo 40 plus labai sveika snustelti. Galima išsiugdyti tą gebėjimą, aš buvau studentas, buvau išsiugdęs, aš pradėdavau miegoti artėdamas prie vienos tokios sofutės, ant kurios nieko nedariau. Nebuvo galima ten sėdėti, valgyti, iš vis prie jos liestis, ten galima buvo tik miegoti. Aš buvau išdirbęs tokią techniką, kad aš galėdavau numigti tiek, kiek aš numatysiu. 20 minučių, 30, kiek man reikia, kad vėl galėčiau skaityti. Tai vidurkis 7 valandos, o po pietų numigti sveikiausia būtų 10 minučių. Ne pusvalandį, ne 20 ir ne 5, o 10 minučių. Tai yra įrodyta. Dirbu vaikų darželyje, Monika klausia. Pastebiu, kad vis daugiau vaikų maždaug nuo 5 metų praranda smalsumą. Kaip manote, kas tai įtakoja? Mes. Pakelkit rankas, kas jūs ankstyvoje vaikystėje nemokėjot piešt, šokt, dainuot. Aš tikrai prastai dainavau, man sakė. Tik tais ne tada, kai jūs buvo 3 metų ir jūsų kas nors būtų paklausęs. Jo. Jurgita, čia vėliau 3 jau buvo metų Jurgita, ar gali nupiešti? Plėšiau, šokau, puikiai man sekėsi. Gerai, kad ne dabar. Tai atsakymas toks, socialinė aplinka kažkokiu būdu taip užsijima mūsų ugdymu, kad mes prarandam tam tikras savybės, kurios net duotos yra gamtos. Tai ne tik piešimas, šokimas ir dainavimas, kitaip sakant, savivertė, bet smalsumas kaip biologinis, reiškia, procesas. Smalsumas mums buvo reikalingas, kadangi, prisimenat prieš kokius 50 000 metų, kai sėdėdavom girioje, ten kažką kepamės ant laužo, aplinkui tamsu, ne vienos elektros lemputės, giria ošia, šlama, bet kažkur trekštelėjo šakutė. Ir mes sugebėdavom nustatyti, čia pavojus, čia agresorius ar ne. Dabartinė aplinkoje to kaip ir nereikia. Tai mumise šiek tiek yra, bet jeigu nenaudojam ir to neskatinam, kam tas smalsumas. Smegenys šiaip jau yra numatymo aparatas. Smegenys labai mėgsta numatyti, kas toj bus. Tai dar vaikystėje pasaulis nepažįstamas ir viskas labai domina. O dabar taigi mes žinom viską apie žmonės, apie valdžią, kaip gyvenimas veikia. Taigi sakiau, tai to smalsumo patys kažkokiu būdu atsikrato. Tai žodžiu, pradėkim nuo savęs, o po to stebėkimės, kaip ir vaikai patobulėjo. Taip, 1,5 metų vaikas nebemiega dienos pietų miegelio. Naktį išmiega apie 10 valandų. Ką patartumėt? Žinot, čia gal jam tiek užtenka, bet gal dienos metu yra kažkas susiję ir su mityba, gal mama dar maitina, pavyzdžiui, krūtimi ir nepagalvoja, ką jinai pati galvoja arba suvalgo. Gal jisai laktozės netoleruoja ir galbūt jam ten žarnyno peristaltika suaktyvėja, kai jis tai gauna to pieno. Priežasčių gali būti labai daug, bet 10 valandų nėra blogai. Taip, ar miego trukmė turi koreliuoti su metų laikais? Neskaičiau tokio straipsnio, bet tai aš manyčiau, geriausias receptas tai yra įsiklausyti į save. Aišku, kad tamsus, šalti rudenio greičiau traukia prie lovos. Taip, tas mūsų cirkadinis ciklas yra tam skirtas. Tamsa ir šviesa labai svarbi. Tai jeigu jūs jau norit nesijausti mieguisti, turit, arba reikia, arba norit turėti daugiau energijos, pasirūpinkit, kad būtų šviesu. Ir priešingai, jeigu jums stinga, kad sutemo 6, prašvito 7 ar 8 ryto, tai jūs natūraliai ilgiau ir miegosit. Ačiū Jums labai, Kęstuti, už Jūsų atsakymus, už Jūsų pranešimą.